Filmuoja. Žiūrėk, pažeidimai. Dabar tokia situacija. Atėjo žmonės, kurie deklaruoti Londone, nori balsuoti. Palauk, vieną minutę palauk, aš išjungsiu garsiakalbį, kad girdėtų žmonės. Su kuo mes kalbam? Prašau. Su kuo? Apylinkėje 999 šitie žmonės yra apskaityti prie Ukmergės rajono savivaldybės, tai juos įsitraukėte į sąrašą. Ne, jie yra Įsitraukite į sąrašą. Mes esam registruoti ir daug metų gyvename užsienyje. Mes esam čia svečiuose kelias dienas. Mes norim atlikti pilietinę pareigą. Pagal faktinę gyvenamą vietą. Ne Ukmergės rinkimų apygarda sudaro rinkėjų sąrašą. Tai kur mums atlikti pilietinę pareigą? Ir jeigu mes jūsų Ukmergės apygardos sąraše neturime jų. Kur mes galim atlikti pilietinę pareigą, dar kartą klausiu. Klaipėdoje, ten, kur jūs gyvena. Tai mes dabar 300 km lėksime Palauk, Klaipėdą. nusiramiai. Tok paskaityti. padaryti. Violeta, tu išjung dabar. Nu. Mūsų 999 tie žmonės, kur mūsų sąraše. Turi būti papildomas kažkoks sąrašas. Taip, darot sąrašą papildomą. Nu, jūs, va, žiūrėkit, turi būti deklaruojamos, gyvenamosios deklaruotos vietos Ukmergėje. Neturi reikšmės čia. Tai rinkimų Jūs darote atskirą sąrašą, darote rinkėjų. sąrašas. Ką jūs pirmą kartą girdite? Vadinasi, mes Lietuvos piliečiai negalim atlikti savo pilietinės pareigos. Jie tingi šitą užsukti mechanizmą naują. Suprantate, kad reikės apskaityti. Nu, vėjo, ten turi būti va, tas būtent deklaruota vieta, pažyma deklaruota. Jie neturi jos. Nufilmuok dar pažeidimą. Šitą, augė. Nufilmuok pažeidimus. Piesi. Pasižiūrėk, nufilmuok. Nėra užuolaidų ir dviese kabinoj. O YouTube įdėsim. Kaip sakate? Kodėl jūs su manim, pavyzdžiui, dabar dėsit jų tada? Todėl, kad aš noriu į viešumą pakelti jūsų pažeidimus. Negalite dėti. Mes galim viską galim Su mano dėti, asmens mes piliečiai. Taip, jūs esate oficialus darbuotojas šiuo atveju. Taip, viskas gerai. Vieša vieta čia yra tamsta. Mes norim atlikti pilietinę pareigą ir mes reikalaujam to. Mes esam Lietuvos Respublikos piliečiai. Galėjot reikalauti iš ankstiniam balsavimui. Nebūtinai, Mūsų nebuvo. nebūtinai. Mes kelioniai buvom, kad būtumėt buvę, tai būtų padaryta viskas. Pirmi metai yra tokie nesupratimai. Tai vat reikia įsiaiškinti. Elementarus dalykas, darot papildomą sąrašą atvykstančių. Išduodat rinkimo pažymėjimą. Jie čia pirmą kartą girdimą. Mes negalim būti deklaruoti Lietuvoje, kadangi iš karto priskaičiuojamas PSD. Už ką? Reiškia, jie dabar turi tegul rašo prašymus, ne? O, matai, atsirado galimybė jau. Bet vis tiek į YouTube reikia įdėti. Įdėsim. Turi parašyti prašymus.
Gerai tada. Taip, visų. Žodžiu taip, jūs dabar rašot, kad nesat pareiškimą, kad nesat balsavę užsienyje, tada antrą Prašymą pareiškimą. pareiškimą, kad nesat balsavę užsienyje, tada rašot prašymą įtraukti į Ukmergės savivaldybės apygardos numeris 61 Kęstučio apylinkės sąrašus, tada mes lauksim sutikimo ir tada žiūrėsim, ką. Puiku. Jeigu duos sutikimą, tada balsuosim. Ką jūs norite pasakyti, po sutikimo mums reiks laukti kažkiek dar? Taip, žinoma, kaip kiek. Kiek ten parašyta? Iki 45 minučių. Ai, tai nedaug. Gerai. Tai jums paaiškėjo, kad galima balsuoti. Prieš tai sakėt, kad neįmanoma. Galima, šiaip negalima. Kaip negalima? Jau, Aš žinau, kad jau, visada prašymas prašymas. jau darant papildomus sąrašus, viskas įmanoma. Vienas Teisingai? ar du balsuoja, kiek čia jūs Mes duodat? dviese. Tai duok dar 2 lapus. Dėl rašymo. Gal tu turi rašymo prie?